Sveiki visi, labai malonu matyti jūs šioje vietoje. Ačiū Jums, kad įjungėt šį laidą paklausyti. Taip pat nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, spausti patinka po video. Tai svečiuose pas mus Jolanta ir Jolanta, trumpai papasakokite apie save. Labą dieną, aš esu Jolanta, aš esu šiandieną jau našlė. Su vyru aš išgyvenau 35 metus, turiu 3 vaikus, turiu nuostabą vietą, kur gyvenu, turiu verslą, save vadinu šiaip Dievo moterimi, nes tikrai gyvenu dvasinį gyvenimą ir seku savo mylimuoju. Tai O kiek jūs laiko lankote bažnyčią? bažnyčia, žiūrint kokį. Na gerai, šitą vat mūsų. Bažnyčia, evangelinė bažnyčia, gyva bažnyčia, aš lankau 5 metus. Aha. Taip, 5 metus, taip, esu bažnyčioje, Kristaus paliepimas, 5 metai. Gerai, ir koks buvo jūsų įtikėjimo kelias? Kaip jūs atėjote į bažnyčią? Tikėjimo kelias prasidėjo apie 2000 metus, kai iš tikrųjų į šeimą atėjo tokie išbandymai, prasidėjo tokie, sakykime, išbandymai man su mano vyru. Ir aš pradėjau ieškoti Dievo, aš nuėjau į katalikų bažnyčią, aš tikrai buvau uoli, mokiausi to mokymo, labai daug pradėjau melstis Marijai. Aš atsimenu, tikrai daug laiko skyriau Dievui, bet kažkaip niekas nesikeitė, tai truko 15 metų. Ir tos pačios nuodėmės, šeimoje tas pats ir dar blogiau. Ir kažkaip supratau, kad atsakymas Dieve yra, bet kažkas ne taip, kažkur aš ne ten. Ir prieš 5 metus mane tiesiog Dievas visiškai netikėtai, nei aš ieškojau, nei aš kažko klausiau, bet aš atsidūriau Kristaus paliepimo bažnyčiai. Atsimenu, ir atėjau tokia tikrai sudaužyta, sakykime, gyvenimo jau aš buvau paduota skyrybom ir mano jau vaikas buvo 3 kart psichiatrinėje ligoninėje gulėjęs ir tikrai buvo sunki labai situacija. Ir atsimenu, buvo toks pastorius atvažiavęs į bažnyčią ir aš jam tai pasakojau, tą gyvenimą, ir jis man pasakė vienintelį žodį, sako: Jolanta, dabar, sako, žiūrėk į Jėzų. Tada aš nesupratau, aišku, to sakinio, bet aš likau, kur ir esu dabar su Jėzumi. Ir tikrai, va čia ir buvo tas taškas, kai prasidėjo tikėjimo kelionė, kai aš priėmiau Jėzų, kai aš atgailavau, kai aš pasikrikštijau, šventosios dvasios kalbomis. Ir va čia buvo ta pradžia. Prieš 5 metus buvo, Aliona. O kaip jūs atėjote į bažnyčią, būtent į Kristaus paliepimą? Jums kažkas pasakė? Man pasakė draugė. Draugė jūs pakvietė. Nes tuo momentu aš jau katalikų bažnyčioje negalėjau melstis, nes aš negalėjau taip, žinai, visą laiką tas aš kaltas, ten kaltas, visada kaltas, ta religija. Tiesiog ten buvo taip, kad aš atsimušiau į sieną, nes Biblijos tikrai mažai skaičiau, nes ten mokymas kitaip yra šiek tiek. Tai mane tiesiog pakvietė draugė. Sako, ateik, ten yra susirinkimas, ten buvo irgi atvažiavę svečiai. Ir va tiesiog nuėjau ir taip Dievas mane perkelė. Tiesiog labai greitai aš užsidegiau, labai gerą prisimenu tą laiką. Ir su kokiais sunkumais jums teko susidurti, kai jau pradėjote vaikščioti į bažnyčią? Nes jūs vienintelė, kuri pradėjo vaikščioti iš šeimos į bažnyčią, taip? Taip, mano šeimoje buvo tik katalikai, žmonės tikintis, o daugiau mes eidavom tik tradiciškai.
Ir kai 19 metais aš įtikėjau, aš buvau vienintelė iš šeimos, iš giminės, iš namų, kuri atėjau į evangelinę bažnyčią. Mhm. Ir toks buvo labai didelis paradoksas, nes atrodo, kai aš buvau katalikų mokyme, tai aš buvau visiems gera, neatmesta, bet kai aš nuėjau ir priėmiau Jėzų, aš jį įsimylėjau, aš tapau be galo džiaugsminga, nors sakau, kad aplinkybės buvo tikrai labai sunkios. Mhm. Tai gavos didžiulis paradoksas, mane atmetė ir mano tėvai labai stipriai, ir tie patys mano draugai, ir, nebijau sakyti, ir katalikai, ir ne, ir giminiai ypatingai, ir mane vadino labai negražiai, ir sektantė, ir tiesiog, tai buvo toks pasipriešinimas, kad aš atsimenu, mano vyras atvažiuodavo Lazdynuose. Mhm. Atvažiuodavo, jisai šaukdavo, imdavo mano dukrą iš tos bažnyčios, grasindavo policija. Žodžiu, paradoksas tame, kad aš buvau rami, aš buvau labai džiaugsminga, man nieko netrūko, aš tiesiog kažkokį naują gyvenimą atsivėrė Mhm. pas mane, mano širdį, o aplinka sudrebėjo. Ir aplinka sudrebėjo nepalaikyti manęs. Netgi, sakau, einant tokiu keliu šeimoje, o atvirkščiai dar labiau spausti, atmesti. Mhm. Tai buvo Bet taip. o Tai buvo taip. kas jiems netiko? Kas jiems nepatiko, kad jūs pakeitėt? Jūs Kad aš pakeičiau katalikų bažnyčią, jie nesuprato, mano tėtis buvo kategoriškas, nors pas bažnyčios ne jokios nelanko. Kad aš išdaviau čia jiems buvo kaip tikėjimą, išdavystė. jiem buvo išdavystė. Taip. Aš išdaviau tikėjimą. Aš, neįsivaizdavau, Aliona, kad tokia dvasinė, tamsa yra Lietuvoje, nes mano dukra mane gindavo, jinai sakydavo, mano mamytė skaito Bibliją, Taip, taip. mano mamytė linksma. Aš nei gėriau, nei narkotikų naudojau, nei balistavau. Aš gyvenau gyvenimą, aš dirbau, džiaugiausi, meldžiausi, bet supratau vieną dalyką, kad po to jau aišku supratau, kad tai buvo ir apakinti žmonės, kad ta šviesa, kurią mes esam apšviesti, jinai, kaip ir Biblijoje parašyta, dėl mano vardo jūsų nekęs. Mhm. Dėl Jėzaus vardo. Tai aš priėmiau iš tikrųjų su meile. Mhm. Man tas šokas buvo toks, gal kelios savaitės. Tai buvo toks truputį, žinai, šaltas dušas, žinai, taip. Bet taip, priėmiau tą viską su meile. Aš pradėjau melstis dar labiau už savo artimuosius. Mhm. Ir ar buvo tokių momentų, kad jautėte, tarsi Dievas negirdi jūsų maldų? Momentai, kad Dievas negirdi mano maldų, buvo, kai aš gyvenau pagal sielą, tai reiškia, kai melsdavausi būtent katalikų bažnyčiai, rožančiai, ten litanijos, ten klupojimai, keliais vaikščiojimai aplink stabus. Tai man visą laiką atrodė, kad Dievas negirdi mano maldų, nes tikrai niekas nesikeitė. Bet kai aš atėjau prie Jėzaus, kai aš atėjau į santykį su Dievu, kai aš atėjau į žodį, kuris man pradėjo kalbėti, man atvirkščiai buvo. Man nebuvo, Aliona, kad aš... Žinoma, kad ne iš karto viskas vyksta, bet mane Dievas labai uždegė. Mane Dievas uždegė viltim ir tikėjimu, kad jam nėra negalimų dalykų, kad jo meilė yra aukščiau visko ir jisai viską sutvarkys mano gyvenime. Ir aš dar gavau tokias 2 rašto eilutės, atsimenu, kai tikėjau, iš Apaštalų 16, kad, reiškia, Dievas sako, Jėzus sako, tikėk Jėzumi Kristumi ir bus išgelbėta tu ir tavo namai. Ir kita ta rašto eilutė buvo Izaijo 58 skyrius, kai Dievas sako, aš atstatysiu viską, kas tavie yra sugriauta. Ir žinai, ir tie žodžiai, tas Dievo žodis įsijėjo į mano širdį. Ir aš supratau tik vieną dalyką, kad Dievas viską padarys. Nereikia iš jo kažkaip nereikalauti to laiko, žinai. Tiesiog reikia nurimti jame. Ir Dievas iš tikrųjų ramino labai mane.
ir tuo pačiu augino tą tikėjimą ir viltį. Dėl to pas mane galbūt, tiesiog nebuvo tai, kad aš čia, Dieve, kodėl tu negirdi, žinai, nebuvo. Aš visą laiką trošau eiti į maldą. Man tai buvo gyvenimo būdas, jis tiesiog pasikeitė mano gyvenimas. Mano malda man tapo kaip gyvenimo būdu. Ir tiek. Labai Tai įdomu. yra nuostabu, Taip, tikrai. ačiū Dievui, nes mažai yra žmonių, kurie, nenusivylė tame, kad Dievas neatsako į maldas, nes jie taip galvoja, tiesiog mąstymas kitoks. Taip. Galvoja, aš dabar pasimelsiu ir dabar Dievas man turi iš karto atsakyti. Taigi čia labai, čia Dievas nuspręs, kada atsakyti. Matai, kai tu pradedi melstis ir eiti santykis su Dievu, tai pirmiausia gaunas taip, kad Dievas pradeda dirbti su tavim. Dievas pradėjo dirbti su manim. Gerai, aš meldžiuosi ir už save, ir už artimus, ir už vyrą, bet Dievas dirba su manim. Ir Dievas tiek duoda namų darbų vadinamų. Tai yra, eini savo kambarėlį, krenti ant kelių, atgailauji, jisai pradeda minkštėti tavo širdis ir tu pirmiausia, tiesiog, ne tai, kad tu visą laiką tik galvoji, kad jis čia padarys, bet tau gera atverti savo vidinius namus jam, įsileisti, klausyti, ką jis ten daro ir kaip ten kas yra mano širdį ir kiek ten tikrai buvo visko labai daug ir ką reikėjo Dievui išvalyti, žinai. Tai ta malda yra toks, žinai, dalykas, kad malda prasideda nuo asmeniškai nuo mūsų, kiekvieno. Taip. Jeigu taip, man tai buvo. Man tai buvo. Ir koks buvo pats sunkiausias laikotarpis, kurį teko jums išgyventi? Vat tas klausimas tikrai tavo geras yra, koks sunkiausias laikotarpis. Žinai, tas sunkiausias laikotarpis buvo 2000 metai, kai jis pasibeldė tikrai tamsa į mūsų namus. Ir kai aš gyvenau, kaip dar kartą ir sakau, pagal sielą, tai buvo laikotarpis, kai aš daug verkiau, aš buvau neatleidime, aš buvau didžiuliai neramybei, aš labai gailėjausi savęs, labai kaltinau visus, tik ne save. Ir tas gyvenimas pagal sielą, tai buvo toks labai man sunkus akmuo mano gyvenime, kur aš buvau strigus ir buvau tokiame sunkiame laikotarpyje, be išeities, be vilties. Ir dabar, kai aš įtikėjau, tai žinoma, tie laikotarpiai, jie tokie ateina, bet aš jau dabar nepavadinsiu, kad jie yra sunkus, nors iš šono žiūrint, jie yra nelengvi. Kaip pavyzdžiui, buvo toks laikotarpis, kai mano dukrai buvo diagnozuota anoreksija, kai jinai numeta 25 kg ir aš einu į maldą savaitę, po to jau siuntimas gultis į psichiatrinę. Atrodo taip, laikotarpis, bet jis trunka labai trumpai. O žinai kodėl? Kodėl? O todėl, kad tu dar karščiau eini maldą, aš nuvažiavau tada, atsimenu, pas pastorę, mes paėmėm pasninką, man labai patikdavo, tarp kitko, pasninkauti, malda ir pasninkas. Ir po savaitės mano dukra pradėjo valgyti. Ir Dievas apreiškė, kad tai yra liga net dvasinės kilmės, kad tai yra didžiulė velnio ataka. Kai mano vyrui atsitiko koma, insultas ir jisai pateko į komą, tai buvo toks laikas irgi atrodo nelengvas, ar ne, bet Dievas duoda tiek daug jėgų iš tikrųjų. Tu važiuoji į tą reanimaciją, tu šlovini Dievą. Ir tie laikotarpiai, aš nežinau kaip pavadinti, jie yra mūsų gyvenime, bet jie yra su Dievu ir jie yra tokie, kad Dievas visada tau padės, jisai tau padės, jis tau apreikš, ką daryti. Gal man sunkiausias laikotarpis buvo su mano broliu, kai jam buvo irgi diagnozuotas vėžys ir jis buvo netikintis ir jis kažkaip neprisileido manęs, aš labai norėjau su juo susitikti, gyvai pakalbėti ir jam buvo labai sunku ir jis niekaip aš negalėdavau pas jį atvažiuoti. Ir aš atsimenu tą paskutinę jau susitikimo dieną, jau likus jam iki mirties vienai dienai, nes jis jau naudojo morfijus, didžiuliai skausmai buvo. Ir aš atsimenu,
aš taip džiaugiausi, nes visą laiką, vat, kaip ir sakau, yra ta viltis ir Dievas niekada neužgesina savęs. Ir aš atsimenu, su broliu pasimeldėm atgailos malda ir jis pradėjo šaukti Jėzų. Jis labai stipriai pradėjo šaukti Jėzų. Ir mes abudu šaukėm Jėzų. Ir va tas laikotarpis baigėsi tai, kad mano brolis iškeliavo. Bet aš tikiu, kad jis yra išgelbėtas. Jau wow. Tai va tokie sunkus laikotarpiai yra su Taip. mylimuoju, su Jėzumi. O kas jums padėjo nepalūžti tame laikotarpy? Kad jūs vis tiek, ėjot, meldėtės E, į bažnyčią, lab, pasininkavot? labai svarbu, kai mes einam per aplinkybės, labai svarbu yra žmonės. Labai svarbu, kad Dievas padeda atsirinkti. Labai svarbu, kai ateina patepti žmonės, kai Dievas kalba per žmogų, Dievas kalba per žodį ir mano malda ir tose laikotarpiuose aš turėjau begalę maldų, ne tik bažnyčioje, aš melsdavausi ir grupėje su keliom moterim. Ir aš niekada kažkaip nesikoncentruodavau į tą aplinkybę. Ir kai aš nesikoncentruoju aplinkybę, tai vadinasi taip, aplinkybė šalia, bet aš einu į bažnyčią, aš einu į gamtą, aš esu linksma su Dievu ir tamsa jinai neužgožia. Jinai neužgožia, nes ta Dievo pagalba yra tokia įvairiapusė ir melstis Dievo žodžiu ir skelbti Dievo pergalę per žodį, tai tiesiog, taip, Dievas. Tas karštas toks įsimylėjimas į jį, žinai, Taip, toks, tampi toks, žinai, vaikas, kur tau jo reikia, nes ir kai tą pagauni dvasiai, tai pasidaro labai lengva gyventi. Labai lengva gyventi iš tikrųjų. Aš nesakau, kad būna tos minutės. Galbūt man toks užstrigimas, jeigu aš dabar taip liūdyčiau, tai jeigu aš kažkur palūžtų sieliškai, jeigu siela paima viršų, tie mano jausmai ir emocijos, tai žinok, diena. Diena. Po dienos mane Dievas atstato. Kažkada man viena sesė sako, žinai, jinai taip žiūrėjo mane, sako, tu kaip ta, žinai, guminė tokia lėlytė, tave palenkia ir tu vėl atsistatai, nes ne tu atsistatai, tave Dievas atstato. Mes ištikimi jam, mes sekam jo, mes norim eit paskui, mes esam paklusnus, nes tai yra labai svarbu, nepalikti bažnyčios, tai yra labai svarbu būti ten, būti su šventaisiais, pasninkauti kartu, tiesiog būti paklusniam. Paklusniam, labai daug pastoriai padėjo. Padėjo tai, kad aš atidariau, atsimenu, per COVID namus ir kai mano šeima dar nematė bažnyčios gyvos žmonių, tai jie pamatė čia, mano namuose. Nes ląstelės buvo. Ir ląstelės, ir COVIDas buvo, kai uždaryta, čia ateidavom ir melsdavomės, ir įvairios gitaros pamokos vyko, ir šiaip mes čia susirinkdavom pašlovinti Dievą, ir pastoriai atvažiuodavo, ir tarnautojai. Tai buvo toks gyvenimas, nes, bažnyčia, žmonės, Dievas yra visur ir va tokios detalės, jos, va dabar kai prisimenu, jos, tiesiog Dievas iškelia, jisai atneša džiaugsmo per įvairius variantus. Jo, tai per jūsų namai tarnavo tiesiog. Tarnavo. Net jeigu čia gyveno tie, kurie netiki Dievu, jie vis tiek tarnavo. Taip, Amen. tarnavo. Taip. Tarnavom. Taip. Dar toks klausimas, turbūt toks sunkesnis. Ar jums teko išgyventi išdavystę? Taip, teko. Išgyventi, teko. Ir kodėl jūs neišsiskyrėt tada? Čia toks, žinai, labai populiarus klausimas man. Daug kartų užduotas. Pirmiausia, aš nesu tas žmogus, kuris labai greitai iš savęs spontaniškai kažkokius sprendimus darau.
Ir kai mes su vyru tikrai Dievas mūsų jungė, mes davėm priesaiką prieš Dievą ir mes tikrai mylėjom vienas kitą ir mes gyvenom taip, kaip mes sugebėjom gyventi. Mes turėjom 3 vaikus, auginom ir mes daug keliavom su vyru. Mhm. Aišku, tai buvo sielinis gyvenimas, bet jisai nebuvo liūdnas. Po to atėjo verslas, atėjo didesni netgi pinigai į šeimą. Kitaip sakant, atėjo išbandymai, nes pinigai visada neša išbandymus. Ir aišku, atėjo tos išdavystės, bet, žinai, toks dalykas mane atsimenu buvo, aš atsimenu kelis kart klausiau vaikų to klausimo, nes man labai daug kas sakė, skirkis, žinai. Mhm. Bet aš taip kažkaip apsidairiau aplink tai, ką Dievas jau yra davęs. Tai aš tik tai galvodavau, kad, nu, žinai, tada reikia mums su vyru tartis. Tai Mhm. nėra tai, kad kažkas užsimano skirtis, bėga, lekia ir tu čia kažką vykdai, kažkokius popierius, dokumentus neši, nes įstatymai tikrai nėra šeimos naudai, ta visa, ir man taip visai, kad noras buvo su to vyru Taip, pasišnekėti, taip, taip. o vyro dažnai nebūdavo namie, jisai buvo piktas ir mes tikrai žinom, moterys, šeimos žmonės, kad kas įvyksta pačiame žmoguje, kai jis yra apakintas, apgautas velnio, jis yra piktas, jis yra nesukalbamas Mhm. ir taip toliau. Ir aš taip kažkaip visą laiką laukiau to, paraleliai ėjau, meldžiausi, bet, nu, galvojau, mes tarsime, žinai, bet Taip. ir man nebuvo tai, kad man širdį buvo, kad aš dabar vat išsiskirsiu, tai aš, žinai, nu, išsispręs problemos man kažkokios, ar Mhm. kažkas naujo. Man gavosi atvirkščiai, Aliona. Aš kai priėmiau Jėzų, ypatingai aš kai jau įtikėjau, kai aš tapau tikintis žmogus, Dievas antiek dirbo su mano širdim, kad aš atleidau savo vyrui. Ir kai aš pradėjau iš tikrųjų melstis už vyrą, kai jis mane jau padavė į skyrybas, taip, jis Mhm. mane buvo padavęs pats jau į skyrybas 19 metais. Ir kai supranti, aš pamačiau, kad Dievas man sako, aš pradėjau melstis ne sau vyro, ne tam, kad jis man čia gražius žodžius pradėtų vėl šnekėti ir pinigus kažkokius nešti, bet aš pradėjau melstis už jo sielos išgelbėjimą. Aš atskyriau žmogų, tai yra savo vyrą, kurį Dievas be galo myli, jisai myli mane, jis myli mus visus vienodai. Man Dievas leido ir atskirti tą nuodėmę, tą velnio taką, per kurią ir ėjo į mūsų šeimą. Ir kai vyksta tavo širdie atleidimas žmogui, tas išlaisvinimas, Mhm. kai tu pradedi suprasti, kad, nu, Dieve, tai tu pasakysit, gal tikrai, nu, gal Dievas būtų, jeigu pasakęs, ar aš išgirdus kažkaip, tai gal, bet kuo toliau aš ėjau per skyrybas iš tikrųjų. Aš buvau paduotas skyrybom, bet vyro. Bet jau tas buvo virsmas visai kitoks. Nes kai aš buvau jau paduotas skyrybom, tai aš eidavau į teismus ir nu, aš ten labai daug evangelizavau. Oho. Nes mane vyras vadindavo sektante, pavyzdžiui, Taip. teisėjams. Tada stabdydavo posėdį, žinai. Aha. Ir manęs pradėdavo klausinėti apie tą sektą, žinai, ir aš ten labai fainai paliūdydavau, ir, žinai, ir Evangelizacija išėjo. evangelizacijų buvo, ir buvo dar toks dalykas, kai jau vis tiek teismai spaudžia ir ten vis tiek tie aptarimai vyksta. Ir buvo ta diena, aš atsimenu, kai jau sudėliojo įstatymai ir teismai mūsų tą skyrybų dieną, ir aš nuėjau pas tėvą į kambarėlį ir aš tiesiog su juo tiek daug kalbėjaus. Aš ir visokius klausimus uždavinėjau. Tai kaip tas mano vyras bus išgelbėtas, tai kaip, tai kas, tai kaip čia, nes žinai, kai tu įtiki, taigi tu, mes suprantam, kad mum Dievas davė išgelbėjimą, jis davė malonę amžinai gyvenimą. Taigi tu meldies už žmogų ir jis būtų išgelbėtas, kad jis turėtų tą amžiną gyvenimą. Ir kai aš atsimenu, taip pakalbėjau su tėčiu savo dangišku ir atsimenu, nuėjau maldą nu ir ką, ir tą vakarą įvyko stiprus insultas mano vyrui.
Nes tas laikas, kai tu meldies už žmogų ir tie sudrebinimai, kurie vyksta ne tik aplink tave ir tavo namuose, bet ir tame žmoguje vyksta. Mhm. Nes vyksta, Dievas tikrai girdi ir mato ir jisai daro, žinai. Tai aš kažkaip tai galvoju, vis tiek Dievas jisai daro taip, kad žmogus atsigręžtų. Mhm. Aleliuja. Aleliuja. Ir tai buvo taškas naujos mūsų gyvenimo pradžios. Taip, taip. O Ir dar, mano vyro. taip, o dar klausimas, kaip vaikai reagavo į tą laiką, kai vat, jūs ten į teismus vaikščiot, vat. Kaip vaikai, kokia jų reakcija buvo? Kadangi buvau ta mama, kuri reiškia, nu, kaip tai yra mano ir vyro santykis, tai buvo ar ne, niekada vaikam, nu, stengiausi taip neapkalbėti ar priešinti pačių vaikų. Ir visada jie matė mane, aš taip galvoju, jie buvo šiek tiek suglumę ir atsitraukę. Bet juose buvo tas laukimas, žinai, nes pavyzdžiui, kai buvo tas skyrybų laikotarpis ir mano sūnus įtikėjęs nuvažiavo į enkauterį, tai jisai parašė Dievui laišką ir jame parašė, kad aš, Dieve, sugrąžink mano tėtį į namus. Ir pas mus nebuvo tų ašarų, tų isterijų kažkokių, nebuvo nieko. Visą laiką buvo ta viltis, kad tėtis, jisai, nes, žinai, yra toks dalykas, kad vaikai kaip ir atsitraukia, bet ta meilė tėvui, jinai yra išlieka vaikuose ir vaikai labai mylėjo tėtį ir kartais ir jie sutikdavo, ypatingai kai šie negyveno jau namuose. Ir jie širdyje laukė. Aš galvoju, kad jie laukė stebuklo. Nes tai, ką liudija dabar mano dukra apie tėtį, ir kai jie jau džiaugiasi, kai jisai sugrįžo namo, tai rodė, kad jie laukė ir jie tikrai nenorėjo tų skyrybų. Kad mes atsiskyrėm ir gyvenom atskirai, tai tikrai tai buvo labai gerai. Nes per tą laiką, kai aš atsiskyriau, nu, fiziškai jisai išėjo gyventi su meiluže, tai Dievas mane labai sustiprino, mūsų, sakau, namai prisipildė daug džiaugsmo, dangiško ir mums, nu, kažkaip neteko ir liūdėti. Tas atsiskyrimas buvo, taip. Bet aš galvoju, kad vaikai laukia, nes tai paskui buvo matyti. Jie labai džiaugiasi. Jie labai džiaugiasi. Jie labai... Žinau daug moterų krikščionių, kurių vyrai yra netikintis arba tiki Dievu, bet nevaikšto į bažnyčias. Ką galėtumėte jūs pasakyti toms moterims? Tikrai taip, labai, labai taip klausimas, kad labai yra tikrai daug šeimų, kur kai moteris įtiki ir jinai pradeda vaikščioti į bažnyčią, įvyksta tikrai didelės atakos ir pasipriešinimas. Eiti toliau. Yra toks dalykas, kad mes moteris dažnai kažkaip, taip, tas nuolankumas toks atsiranda tai, kad mes geriau dėl tos vadinamos šventos ramybės, mes geriau tada nustosime į bažnyčią, mes geriau ten kažkaip tai taikysimės prie to vyro, kuris, nu, iš tikrųjų jis yra neįtikėjęs, jis yra net gimęs iš aukšto, tai žmogui reikalinga pagalba ir dažnai mes sustojam. Aš tai liūdiju tai, kad ėjimas paskui Jėzų, jisai, kai mes einam į bažnyčią, mes toliau einam į bažnyčią, moteris, mes meldžiamės. Galbūt nereikia čia garsiai prie vyro melsis, ne. Bet vien tai, kad tu nuėjęs prie Dievo, tu grįžti namus visai kitoks. Ir aš atsimenu tą momentą, kai mano vyras po komos sugrįžo namo, tai buvo dar laikas, kol jis įtikėjo, kol jisai sudužo, kol jis atgailavo. Tai buvo dar toks laikas, kai jisai priešinosi bažnyčiai. Aš jo per prievartą neraginau, bet būdavo tai, kad mes grįžtam su vaikais iš bažnyčios, mes bendraujam, mes kalbam, mes dalinamės Dievu ir tą gerą naujieną jisai girdi, kad kažkaip ten yra kažkas gero. Mes labai dažnai galim atvirkščiai atnešti namus gero. Ir nebūtinai reikia tą vyrą sodinti kaip kokį dialogą ir jam čia, žinai, per prievartą kalti. Bet
Dievas keičia mus pačias, jisai mus laisvina. Ir kad aš atsimenu, kai vyras į mane žiūrėdavo, jisai stebėdavo mane. Jisai stebėdavo. Ir mes būdavo sekmadienį su Ievute tokios linksmos, nu ką, Vidai, viso gero, mes jau einam, žinai, grįšim, valgysim pietų, žinai, vat. Ir jisai matydavo, kad tai yra gera. Ir tai yra labai svarbu mums moteriams, ypatingai kai mūsų vyrai netikintis. Mums reikia atvirkščiai, dar labiau eiti prie Jėzaus, melstis savo kambarėlyje, laiminti vyrą, laiminti namus. Labai daug kartų, tarp kitko, laiminau, ištisai laiminau vyrą, jam nematant. Aš tepdavau aliejum ten, oi, ko aš ten nedarydavau, žinau. Aš atsimenu, ir vat kaip tu ir sakai, žinai, ir būdavo tie proveržiai tos tamsos, žinai, nes velnias gis nesnaudžia, čia, žinai, situacija kaip ir keičiasi, minkštėja ir vėl koks nors toks, žinai, raumojimas. O aš taip, žinai, iškeliu ranką, sakau, Vidai, ir taip, žinai, va taip nepasimeti, žinai, va iš vidaus, taip, Vidai, Dievas tave labai myli. Tu esi nuostabus, nes iš tikrųjų mano širdį tai yra, ašgi žiūriu į savo vyrą jau dvasiniam akim. Tai yra viskas atlikta ant kryžiaus. Jis yra atpirktas, išlaisvintas žmogus. Kai čia yra ir gal ir esmė mums moterims pradėti žiūrėti tiek į savo vyrą, tiek į savo vaikus, kurie galbūt dar yra, nu, kaip sakau, kalėjimuose ir neišlaisvinti, žiūrėti dvasiniam akim. Nebežiūrėti sieliniam akim. Kai mes žiūrim sieliniam akim, mūsų siela verkia, kaukia, mums skauda, bet kai aš žiūriu į savo vyrą dvasiniam akim, Aliona, žinok, man daug kartų buvo, ypatingai maldoj, kai aš melsdavausi už vyrą, tiesiog užsimerkus meldžiuosi, žinai, ir aš mačiau savo vyrą bažnyčioj, aš mačiau jį priėmusi Jėzų, kai dar vaikščiau per skyrybas, aš jau jį mačiau, man jau Dievas tada parodė. Ir mano vyras atėjo į bažnyčią. Ir koks buvo tas pirmas kartas jo, labai įdomu? Pirmas kartas tai buvo bažnyčia vėl namuose, nes įvyko koma, insultas, grįžom namo, iškart kitą dieną atvažiavo pastoriai. Ir kaip visada bažnyčia, va čia vėlgi, žinai, tos detalės mano gyvenime, kad bažnyčia ateina į namus. Ir aš atsimenu, pastoriai taip džiaugiasi, taip tiek daug gražių žodžių Dievas išsakė mano vyrui. Ir skaitė čia namuose Bibliją, atvažiuodavo pastorė Olga ir skaitydavo jisai tą Bibliją kartu su ją, žinai. Bet pas mus bažnyčioje vyksta tokie įvairūs renginiai, atsimenu, buvo nauji metai prieš Kalėdą, žinai. Ir aš tada vyrą pakviečiau, taip švelniai sakau, einam kartu, va, pavalgysim skaniai. Žinai, akcentuoji paprastą tą gyvenimą. Bažnyčioje mes gyvenam labai paprastai, mes ir valgom, ir džiaugiamės, ir meldžiamės, ir ko mes ten tik nedarom. Ir aš taip tiesiog natūraliai vyrą pakviečiau ir jis tada nuėjo prieš Kalėdas. Ir tikrai, ir kaip labai svarbu yra, kai ateina va, šeimos narys pirmą kartą ir broliai, sesės apkabina ir jie tiek daug to dieviško komplimentų tų įsako. Ir tikrai tas žmogus būna labai sušildytas ir Dievas labai pastiprina ir uždega žmogų. Ir va taip mes pradėjom po to jau kartu vaikščiot, eiti į bažnyčią. Ačiū Dievui, tikrai. Gerai, ir kaip sunkiuose aplinkybėse, kai aplinkui žmonės išsako savo nuomonę ir duoda prašytus ir neprašytus patarimus, išmokti girdėti Dievą ir savo širdį. Nesgi mes patys priimam tą sprendimą ir mums po to gyventi su tuo sprendimu. Taip. Tai kaip atgirdėti Dievą, o ne žmonės kažkaip filtruoti taisyklingai. Kai aš įtikėjau ir aš buvau kūdikis, ar ne, tai reiškia, nebuvau įsišaknyjus dar, tokia silpna buvau dvasiškai dar. Tai aš tikrai labai daug ir girdėjau, pavyzdžiui, tų patarimų. Nes, pavyzdžiui, patarimų mes
tikrai labai daug girdim. Man net dabar keista taip galvot, kodėl mes tiek daug žmonėm patarinėjam. Nes iš tikrųjų Dievas sako, nu taip, užšiaukim tas burnas truputį, Taip. geriau melskimės, ar ne? Bet tų patarimų būna begalė ir tu juos girdi. Bet yra vienas principas, kuris mane ir vedė, tai kad tas įsimylėjimas į Jėzų ir tas Dievo troškimas pažinti jį ir pažinti konkrečiai va, toj aplinkybei iššaukia bendravimą su Dievu. Aš labai daug klausimų užduodavau Dievui. Kai aš melsdavausi su Dievu, aš užduodavau klausimus. Atsakymų irgi iškart nebūdavo. Bet aš buvau tokiame, mane tiesiog Dievas ugdė į tą bendravimą su juo. Ir kai mes bendraujam su juo, kai einam į pasninkus, kai mes būnam maldoj su Dievo žodžiu, Dievas mūsų augina dvasiškai, mūsų vidinis žmogus auga. Ir mums savaime nukrenta tie vadinami norai tų patarimų, žinai, man patarimas ateina iš pastorės, iš to žmogaus, kuris yra praėjęs tą aplinkybę, kuris praėjęs, žinai, Aliona, kuris jau matė tą Dievo pergalę. Va iš ten ateina tie patarimai. Ir tu girdi juos. Nes kai tu pradedi girdėti dvasiniam ausim, tai tu pradedi nebegirdėti tų sielinių patarimų. Bet čia ir yra tas svarbus dalykas, tas paklusnumas sekti Dievu. Kaip ir tu kažkaip ir paklausai, nuspręsti, aš šiandien ryte atsikeliu, sakau, aš nusprendžiau. Aš labai dažnai ryte atsikeliu, sakau, aš nusprendžiau vėl eiti sekti paskui tave, Jėzau. Nes aš nebefokusuoju ir neplanuoju ten, žinai, to gyvenimo, kas bus, ten močiutė, kas bus, po savaitės ir po ką aš darydavau, sakykime, anksčiau ar po mėnesio. Pas mane to nebėra. Aš gyvenu tą dieną, va šiandieną. Ir šiandieną yra visko tiek daug, kad nebereik nei tų patarimų klausyti tiesiog, tu tiesiog būni ir su Dievu būni. Ta diena, gyveni pilna Dievo diena ir tų rūpesčių tau užtenka. Tai tas siekimas, tas neatsitraukimas, ta ištikimybė galbūt, kurią Dievas mum įdeda. Kaip manote, ar yra rizika papulti į aukos poziciją išgyvenus tokius sunkumus ir imti gailėti savęs? Tai yra labai didelė rizika, labai didelė rizika. Ir ta rizika jinai bus tol, mes tol gailėsim. Kas yra ta auka? Auka tai yra gailestis savo, ne? Ir tas gailestis savo, jisai buvo manyje labai daug metų. Ir yra kertinis akmuo, kuris išlaisvina nuo tos aukos, tai yra atleidimas. Ne veltui Biblija daug kartų rašo ir Dievas sako, atleiskite. Aš to tikrai nesuvokiau, kol tai neįvyko many, kol tai pilnai nebuvo išoperuota iš manęs. Kai tai įsioperuoja, kai tu atleidi savo pirmiausia reikia atleisti, tikrai buvo už ką ir reikėjo. Kai tu atleidi savo vyrui ir vaikam, ir atleidi, tu tiesiog atleidi ir tavyje nelieka to tokio, žinai, tos savigailos. Nes tu supranti, kad Dievas, tada tau Dievas ir atveria, kad ko tau čia reikia dabar gailėtis, juk aš viską už tave padariau ir dar padarysiu daugiau. Ir labai daug moterų patenka mes į tą, žinai, tą aukos. Ir kartais, žinai, būna netgi, aišku, jeigu aš keliuosi ten anksčiau, jeigu aš darau valgyt, tai čia aš ne auka, nes man tai patinka, nes Dievas tada veda į tą vietą moterį,
kur jinai turi tą talentą, tą dovaną, tą džiaugsmą netgi ir daryti, ar ten vat, sodinti gėles, ar jas ten laistyti, žinai, tai jau čia nėra auka. Auka yra tada, kai aš gailiuosi, kai aš kaltinu žmogų ir tokia vat vargšė, tada aš pasijuntu, žinai, bet atleidimas, man tai buvo, žinok, kertinis akmuo. Mhm. Atleidimas, atleisti, atleisti, atleisti. Tai jeigu tu nori išlipti iš tos aukos pozicijos, Taip. reikia atleisti. Atleisti, reikia prašyti labai Dievo. Mhm. Reikia tiesiog, čia yra ne jausmas tas atleidimas, jisai yra, kad aš eidavau į maldą ir aš pati supratau, aš tiesiog man Dievas parodė per žodį, kad, nu, be to nieko nebus, nes Dievas man atleido ir aš tiesiog sąmoningai, ramiai išsakydavau Dievui prašymą. Dieve, padėk man. Ir tai labai lengva pasitikrinti, nes ateina vėl aplinkybė ir jeigu tu vėl susinervini ant to pačio kurpaliaus tau skauda, vadinasi, tu dar neatleidai. Mhm. Ir tai yra toks, nu, tiesiog sąmoningas prašymas Dievo prašyti, Dievo. Ir transliuoti, kad aš tikrai atleidžiu. Man būdavo labai sunku, aš atsimenu, iš pradžių tikrai, tai yra tikrai darbas. Mhm. Aliona, tikėjimas yra darbas, tai Taip, parašyta Jono Evangelijoje. Čia nėra, žinai, malonus darbas. Toks, žinai, darbas su savim. Jo, čia irgi atleisti, čia tu galvoji, kad tu atleidi, bet iš tikrųjų tu gali neatleisti ir tiesiog tą laikyti Vat savyje, būtent, vat kaip būtent, dažniausiai būna. vat būtent. Va čia, žinok, čia yra tikrai, mes kartais atrodo nu atleidė. Ir aš atsimenu netgi, vat kai vyras gyveno su meilužė, aš gavau tą apreiškimą, aš turiu atleisti ir meilužiai. Ir man buvo labai nelengva. Man buvo tikrai labai nelengva. Aš ją pradėjau laiminti, aš pradėjau ją matyti, kad Dievas jai turi planą, žinai, kad Dievas ją myli. Tu eini iš to taško, iš Dievo pažinimo, bet kai tu jai atleidi, kai tu parašai patį nuostabiausią laišką su visų palaiminimu, aš jį net laišką parašiau, labai gražų laišką, tikrai palinkėdama tikrai jai daug Dievo džiaugsmo gyvenime. Tai, nu, nes Dievas, jisai parodo, kad tas pats žmogus, kuriam reikia atleisti, jis yra sužeistas. Mhm. Juk jisai daro, ką jis daro tau blogai, tai jis daro ne iš savęs. Tai viskas eina per mūsų pačių žaizdas. Mes patys sužeidžiam kitą dėl to, kad mes patys esam sužeisti. Ir nu, tai reikia atleisti. Mhm. Reikia atleisti. Ir ar galėtumėte jūs dabar teikti, kad jūs gyvenat pergalingą gyvenimą su Dievu? Gyvenu pergalingą gyvenimą. Tikrai gyvenu. Tikrai tai, ką Dievas mane pravedė. Ir kaip aš sakiau, aš esu našlė. Nors man atrodė, kad prieš pusę metų dar aš tikrai su vyru gyvensiu ilgai. Bet kai aš praėjau tą visą kelionę, va, tą atkarpą, ir praėjau ne tam, kad praėjau, bet praėjau tam, kad Dievas tikrai mane subrandino ir aš pamačiau tą Dievą, koks jis yra. Ir ypatingai, kai pamačiau savo vyrą, kuris sudužo, kuris jo tas išėjimas buvo mums visiškai netikėtas, nes jis buvo be galo ramus. Jis buvo be galo ramus tą vakarą, atsimenu, jis dar paklausė prieš išeinant jau likus valandai, ar aš būsiu išgelbėta, žinai. Oho. Jo, čia buvo dar lastelė pas mus ir buvo ta tokia Dievo ramybė. Ir ta Dievo pergalė tokia jinai buvo matoma ir mūsų santykiuose. Dievas sutaikė, Dievas atnešė atleidimą. Ir kai jisai dar, atsimenu, jau likus ten iš vis gal pusvalandžiui sako, tu esi mano žmona, jis mane dar pabučiavo. Ir, žinai, ir tas vat, jo išėjimas, jis buvo toks vat, visiškai be jokių fizinių tokių dalykų. Jis tiesiog išėjo ir kaip mes su dukra sakom, nu jis yra gyvas, tik jis yra išėjęs ir perkeltas. Bet tas Dievo, tas darbas, kurį Dievas ir atliko, tai, nu, tai žinai, yra verta. Mhm. Eiti su Dievu iki galo, stovėti su juo, nežiūrėti į aplinkybės, kaip aš sakau, nes Efeziečiam 6 skyriui, berods jo yra parašyta, sako, išstovėkite. Tai reiškia, tęskite tą stovėjimą, nes Dievas nori
jis nori būt matomas mūsų gyvenime, žinai, jis nori būt apčiuopiamas. Nu, žinai, tu apčiuopi, va, tu Taip, apčiuopi taip. žmogų, kuris yra išlaisvintas, jis yra išgydytas. Kai ta mano dukra, žinai, iš tos anoreksijos, jinai tiesiog buvo ištraukta, žinai. Mhm. Tai va tai ir yra tas pergalingas gyvenimas. Ir man tikrai buvo tas gal toks, vat, kaip tu sakai, tas sunkus koks laikas. Tai tas laikas, kai, kai, kai vyras paliko mus ir tos 3 dienos, aš atsimenu, 3 dienos, nu tikrai va taip dreba kūnas ir verki. Ir supranti, kad ačiū Dieve, kad tu išgelbėjai mano vyrą ir jis yra amžinybėj, nes jis, būdamas komoj, tarp kitko, matė pragarą ir jis buvo nuvestas į pragarą, kai Mhm. jis buvo komoj. Tai ir tu tą supranti, bet tu išgyveni tą tokį sielinį atsiskyrimą, bet aš, bet kai tau Dievas padeda priimti tą jo laiką, nes Mhm. Dievas turi savo laiką, jisai visada turės savo laiką. Jisai visada turės savo laiką ir tu neini su Dievu ginčytis, tu neini su Dievu kažkaip ten aiškintis ar ne. Tu tiesiog priimi. Ir kai tu tą viską priimi, tai tu gyveni pergalingą gyvenimą, žinai. Mhm. Tu gyveni tam, kad tu supranti, kad Dievas ne veltui yra su tavim, ne veltui jisai tave ruošia dar didesniem dalykam. Ir aš, pavyzdžiui, tiesiog, ir aš tikiu, kad viskas, tas mano gyvenimas nesustojo ir jisai bus tiek, kiek Dievas turi tą laiką. Ir kai aš žiūriu į dangų šiandieną, ar šiaip važiuodama mašiną, aš visada dėkoju Dievui, man krenta, žinai, va taip, Aliona, ašaros rieda. Mhm. Rieda ašaros, tos džiaugsmo ašaros. Nes Dievas leido man šiek tiek pažinti jo, šiek tiek pažinti jo meilės, šiek tiek prisilies prie jo. Ir tikrai tai yra verta. Verta neužstrigti, verta nesustoti, neįsigasti. Ir aš tikrai, vat, ir moterim tiesiog noriu palinkėti, kad nes velnės jisai neša visada baimę ir abejonę. Ir jisai visą laiką neš. Bet tai yra toks mažmožis, kad verta nesustoti, kad verta neįsigasti, prašyti pagalbos, ateis žmonės, tikrai ateina, kaip ir man atėjo žmonės. Dievas man labai daug kalbėjo per žmonės, tikinčių žmonės, tuos, kurie tikėjo toj situacijoje Dievo pergalę. Tikėjo, labai Mhm. svarbu, tikėjo, kurie palaikė mano tikėjimo rankas. Nes būna tos atkarpos, kai ateina žmonės, jie palaiko, tada ateina kiti žmonės. Ir taip Dievas yra su mumis. Bet išvysti tą pergalę ir gyventi joje, tai yra pats geriausias gyvenimas, kas gali būti šito žemėje. Amen. Ir aš tikrai tą sakau, nes tai yra dangus atviras Mhm. Taip, tikrai. virš mūsų ir mūsų. Ir tai, kad vaikai išgyveno tą irgi paraleliai. Ir kaip mano dukra dabar sako, žinai, mamytė, kaip gera, tėtis tikrai buvo namuose iki galo. Ir kaip jis mane mylėjo, ir kaip jie susijungė, ir kaip jie tame santykėje gyvame. Ir kaip tie vaikai, žinai, ir kad va tą išgyventi visiems, žinai, nu tikrai mum krikščionim yra tai labai, 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 tai yra gyvenimo tikrai tas siekiamybė, tas sielos išgelbėjimas, tas atsigręžimas į Dievą, tas tos kietos širdies sudužimas. Tai tikrai yra nuostabu, nuostabu Dieve. Nuostabu ir aš dabar, žinai, Aliona, kartais vat galvoju, Dieve, vat kas toliau ir kaip toliau. Ir aš tikiu, kad Dievas tikrai, vat tu uždavė tą klausimą ir ta mūsų tema yra tokia moterims, jinai yra Mhm. skirta moterims galbūt daugiau, kad mes labai galim patarnauti viena kitai. Mes galim patarnauti per tai, ką Dievas padarė mūsų gyvenimuose
Ir tikrai nes aš pati labai daug gavau būtent per liudijimus moterų, kurios praėjo lygiai tą patį, ką aš irgi praėjau. Yra tų liudijimų begalė. Ir tai yra tarnavimas. Tai yra tarnavimas išlikti su Dievu. Sugriauti galima labai greit. Sugriauti galim labai greit. Nes velnias tą daro ir tikrai greit. Bet išbūti, išlikti su juo, išgyventi su Dievo kantrybė, ne su savo žinoma. Ir su tuo džiaugsmu, tai ir yra. Tai ir yra tas tikrai pergalingas gyvenimas. Jo, labai ačiū Jolanta, kad pasidalinus savo gyvenimu, savo tokią istoriją. Nes tikrai aš žinau, kad čia yra svarbu kažkam išgirsti ir kad tai patarnaus daug moterų, gal vyrų net gyvenimuose, tiesiog sužinos, kaip gali moteris jaustis. Tai labai jums ačiū. Tikrai ačiū ir Jo, labai jums. ir ačiū, kad jūs žiūrėjote. Ir jeigu kažkas domina jūs arba kažką nesupratot, galite rašyti komentarus. Taip pat mes paliksim kontaktus mano, Jolantos, jeigu jums kažko reikės, kažką norėsit Tikrai. paklausyti, tai tikrai gali drąsiai rašyti. Taip. Tai būtinai. Būtinai. Taip, tai ačiū jums ir Ačiū iki labai. kitų kartų. Taip, Ačiū. ateite. Sudie. Būkit palaiminti.